koncertas? Na. Nuostabiai. O šiandien mes švęsim šventę? Švęsim šventę. Tikrai? Tai ne. Tai gerai, nu pasiklausiu paskaitus. Kaip koncertas? Labai puikiai. O mes šiandien švęsim šventę? Aišku, švęsim šventę. Tai gerai. Domke, ką tu gali pasakyti apie koncertą? Visų nuostabu nepakartojama. Iš tiesų visiems šis koncertas labai patiko. Vaidai ypač patiko. O kaip publika, ar sužavėjo šiandien publika? Publika šį kartą nenurimo. Net neturiu žodžių, ką publika. Sustok prie Domkės, pašnekėkit apie koncertą. Ar galiu paklausti, kokie yra toliau planai? Mes kaip tik planuojam dublį. Taip, prašau. Naujas dublis. Dabar pažiūrėkim, kaip geria Vingio vyrai. Oho, Domkė, iki galo varyk, iki galo. Gerai. Tai mes šiandien švenčiam šventę, ne? Viktorai, ką tu gali pasakyti apie koncertą? Aš manau, kad šitas koncertas buvo geriausias. Labai gaila, kad jis paskutinis. Jo. Labai gaila, kad... Ką dar galėtumėt pasakyti, kokie ateities planai šiandienos? Mūsų ateities planai, kaip ten Domantai sakėjai, mūsų tolimesni planai yra labai artimi. Ai, šitie planai? Gerai, einam toliau. Evelina, kokios nuotaikos? Super, ką šiandien veiksim? Švęsim? Ką švęsim? Šventę švęsim. Kaip jums koncertas patiko? Labai gerai. Kaip publika? Atsiprašau, aš persirenginėjau. Pasižiūrėkime. Na, pasirodyk. Gerai, pasakyk baigiamąjį žodį. Baigiamasis žodis yra tas, kad mes labai gailimės, kad tai yra jau tikrai paskutinis, pats geriausias ir nuostabiausias koncertas. Turėsim paskutinę naktį šioj dideliai šaly. Mes buvom čia kaip tik pirmi lietuviai, kurie čia atvažiavo, nustebino visą publiką, sužavėjo. Tai va. Labai gaila, bet šiandien ir mes švęsim šventę. Tuo viskas.